pradėti. Sveiki, mano mėly draugai. Rytoj mes eisim 50 000 žingsnių. Va, čia mūsų toks kelias bus. O čia išsimaudysim. Jo, čia pačiam gali išsimaudysim. Ir mes eisim man nesimato. 8 kilometrus. Labai gerai. Pirkom biškį, rytoj išgyvenimui. Daug sneko prisipirkom. Taip. Gerai, mes jau atsikėlėm. Dabar yra 6 ryto. Ir mes jau atsikėlėm. Karočią, jau 8 valandą turim išeiti iš vietos. Žodžiu, mes jau pradedam mūsų žygį, Maustės namų. Jo. Gerai, jau mes išėjom iš Ginkūnų ir dabar eisim iki pirmos stotelės. Gerai, mums reikia liemenių dėl to, nes kad jeigu mes ten eisim kažkokiam didesniam kely, kad mums matytų kitos mašinos ir nenutrenktų. Jo, nes po taisyklėse yra. Jo, ten galim, jeigu mentai pagautų, tai žodžiu, mums blogai būtų be liemenių. Gerai, Šaika, pirmą mūsų stotelę. Nuėjom 7 kilus. Jo, nuėjom 7 kilometrus. Dabar iškirandam vietą. Niekur tiesiog. Jo, bet čia žiauriai faina. Dabar kažką užkasim. Ir to toliau eisim. Užkandis mūsų tokie batonėliai. Žodžiu, mes iš šitoj stotelėj buvom 15 minučių. Baigės mūsų pertraukėlę. Dabar einam susiemkom. Dabar 3 kilus eisim. Jo. Kito sustojimo. Sustosim dabar, kai nueisim jau 10 kilometrų. Jo. Žodžiu, dabar atėjom prie greitkelio ir vakar, kai mes planavom tą žemėlapį, mes nežinom, kad tai greitkelis ir dabar nusprendėm, kad gal tai nelabai gerai, kai mes planuojam ten kažkur nukirst kelią ir keliauti per miškelį. Gerai, sustojom antroj stotelėj jau ir nuėjom jau 10 kilometrų. Esam netoli Šiaulių. Šiaulių iš 5 kilometrų. Nu, žodžiu, mes eisim į tą pusę. Ir jo, jau kažkam nutrynė kojytę. Po 10 kilometrų dar liko 20. Ne, dar biškai daugiau negu 20. Mūsų antrą užkandėlę mes dar turim karštų sumuštinių. Tai valgysim per pietus. Jo. Turim vafliukų. Gerai. Žodžiu, mes jau išėjom iš mūsų antro sustojimo. Ir dabar eisim ten to kitų keliukų, kurio neplanavom. Jo, dabar turėtumėm nueiti 6 kilometrus. Ten per tą kitą kelią. Nu ir žodžiu, sustosim ant 15 kilometro. Kiek ten karvučių yra. Čia kažką jėpino. Ai. Jo, mes čia einam kažkur. Ir mes dabar keliausim. Ten mano pirštas pasimatys šią kamerą išinę dar ne. Žodžiu, ten į mišką keliausim. Gerai. Jau biškių kojytės kerta. Jo, mes bandom, žodžiu, yra, kur pasirinkom tą kitą kelią, ten trikampis. Ir ten, kur pasukti reikia, ten miškas yra. Ir mums dar belenkai toli kito miško. Nėra belenkai, mes jau daugiau negu pusę nuėjom, bet žiauriai sunku. Labai kerta kojas. Galiau pasiekėm mes tą posūkį. Mes jau galvom, kad jo čia nebus. Jo, nes ten buvo vienas ženklas, kur tipo rodo ten tą pagrindinį kelią ir tas šalutinis. Ir ten nieko nebuvo, ten grinai tokie laukai buvo. Ir mes žiauriai pardamės, kad ir čia tai bus. Bet čia kažkoks posūkis tai yra. Tokį chill keliuką gavom. Dabar labai gerai. Gerai. Nuėjom 15 kilometrų, dabar tiesiog vidurį kelio kimarinam. Ir man pizda, kaip aš pavargau. Man žiauriai pizda. Žiauriai kandžioja. Man atkirto kojas jau labai. Kokį 100% jau skauda. Barborai dar kažkaip normaliai visai.
Bet čia dabar žiauriai vaibelis kimarinti. Valgom tokius muštinius. Čia tokie parduotuviniai. Skanus barbara, ne? Skanus. Jo, man irgi. Jau atsistojom. Dabar einam. Ir dabar už 3 kilometrų vėl stosim. Iš ten kažką biško koja. Ne, koja pirštą užsigalvau. Kažkoks šūdas ten apšė. Kaip tau, Barbara? Na, normaliai dar. Man žiūri. Mes dar net pusę nuėjom. Ir atrodo, kad jau žiūri ilgai einam. Nieko, kažkaip išgyvensim. Nuėjom dar 3 kilometrus. Dabar stosim į pavėsį pailsėti. Čia žiauru yra. Čia kažkaip rodo, kad negalima praeiti. Žodžiu, išėjom jau iš 4 stotelės. Dabar turim nueiti 5 kilometrus ir mes eisim kažkokius laukus ir bus viena vieta, kaip ten vadinas, galite papasakoti. Kažkokia branduolinių galvučių atominių saugykla. Kažkoks ten su radioaktyviais šūdais susiję. Jo. Tai dabar eisim ir dabar, kai ateisim prie kitos stotelės, jau valysim pietus. Biški mes pasiklydom, mes ten turėjom į tiesiai, bet ten labai aukštos žolės prasideda ir mes bijom, kad nebepereisim. Tai dabar kažką kito bandom mąstyti. Susidašiu, kaip pavargom. Karočią. Dabar einam atgal. Kokius 2 kilometrus dabar reikia sugrįžti atgal. Ir mes dabar, kai grįšim ten, kur pradėjom eiti, ten turėtumėm padaryti poilsį, pavalgysim pietus, tada spręsim, kur eiti toliau. Žiūri nesąmonę. Taip, mes jau žiauriai tikėjomės, nes čia toks buvo perfect kelias. Jo, jeigu tą praeitumėm. Bet ten pamatėm, mes ėjom, ten visai dar normaliai tas kelias ėjos ir po to pamatėm tvorą ir apsisukom. Nu, žodžiu. Čia. Sustojame dabar kažkur laukuose. Ir dabar ieškosim kelio, kaip eiti, dėl to nes mums dabar žiauriai šūdas gaunas. Aš dabar ilgiausia pertraukėlę, pavalgysim pietus ir vėliau vėl eisim. Liko. Realiai 7 kilai. 7 kilai iki kairių. Ir dabar mes turime į 3 kilus iki kažkokio kelio, kur ten jau mašinos važiuoja, tada dar ten liks 3,5 ir tada varysim maudytis. Bet mes, jeigu nebūtų ten tos iššūkto kažkokio atominių šūdų bazės, mes jau, jau kokią valandą būtumėm kuriuos jau ten maudyti, mes jau ten... Šiaip man ant tiek pizda yra, kad aš kiaurai šlapia, nu gerai su prakaitu, tai čia mum abejom taip, bet man žiauriai skauda kojas. Ta prasme, man belenkaip kerta ten per pėdas, bet man ne per pėdas, bet per viršų, tada per karočią. Viskas blogai. Man žiauriai sunku yra eiti, bet mes turime veikti šitą žygį. Čia bus mūsų pasididžiavimas vasaros. Jo, dar mano galva, nes Kamila klausė, ar neparsiveš mūsų. Mes negalim pasiduoti. Mes nepasiduosim. Turim tam šitokių veikti. Taip. Smagiausia bus dalis išsimaudyti. Koks atsivėsinimas. Jo, nes čia dabar taip karšta. Čia neįmanoma iš tikrųjų. Dabar nelabai pavėsiu yra. Aš žinau laukuose. Ir šiaip šiandien yra 26 laipsniai. Tai vapšė. Žodžiu, mes pagaliau jau išeinam iš laukų, kuriuose buvom, aš nežinau, kiek čia laiko buvom. Bet mes čia belia kiek jau, kokius 15 kilų tuose laukuose. Ir čia atrodo taip ilgai buvo, pagaliau priėjom prie normalaus kelio. Taip. Sėdžiu šito keliu, kur reikės eiti tik tiesiai apie 3,5 kilų. Jo, ir tada jau pasieksim kairius ir tada čia viskas. Aš gyvenime daugiau nieko dabar nenoriu, tik kairius pasiekti. Jo. Ir mes tiek daug planų turėjom eiti kitokius žygius ir dabar nieko nebenorim.
Čia daug blogiau už Dofę. Tai Čia pizda iš tikro. čia. Vėl sustojom pailsėti vidury kelio. Kiek mums liko? 2,2 km. Tai pusvalandį eit. Jo. Ir to jau maudysimės. Man žiauriai viskas skauda. Čia va mašinėlės varo, mes čia tiesiog įmarinam. Eik savo. Jau pasiekėm Kairius beveik. Čia koks palaiminimas. Jūs net neprimetat. Žodžiu, pasiekėm Kairius ir atvarėm išsimaudyt į ežeriuką. Ir žiauriai fainas tas pirmas buvo. Jo, taip gera buvo, toks gyvus vanduo, bet vapšė nešalta. Jo, toks Žiauriai gerai buvo. žiauriai kojom gera buvo. Čia jaučiu geriausias jausmas į vandenį buvo įlyst. Eik tu namas. Jo, Mes grįžom namo jau ir mumis iš Kairių parsivežė, nes jau mums žiauriai šakės buvo. žodžiu, kadangi pavargom, žiūri, taisim anksčiau miegot šiandien. Jau 9 valandos. Realiai jau užmigčiau aš. Jo, dar nusiprausim. Čiūrėsim, ane? Jo, aš ir taip manau. Gerai. Nu ką, tai čia užbaigsim šitą video su kebabosu. Palaikinkit, pafollowinkit, išmeskit komentarą ir iki kito karto.